UAB Visagino būstas ir Visagino kultūros centre nauji vadovai. Visagino savivaldybėje darbą pradeda nauji įstaigų vadovai. Algirdas Kurpė paskirtas UAB Visagino būstas direktoriumi. Anksčiau jis vadovavo šios įmonės atliekų tvarkymo ir transporto skyriui. Rasa Juškienė tapo Visagino kultūros centro direktorė. Iki šiol ji vadovavo Zarasų Fausto Latėno meno mokyklai. Visagino savivaldybės meras Erlandas Galagus naujiesiems vadovams palinkėjo drąsos, priimant sprendimus ir sėkmės, kuriant stipresnį Visaginą. Tikimasi, kad jų patirtis ir lyderystė sustiprins įstaigų veiklą gyventojų labui. Primename, kad anksčiau, nuo 2019 iki 2026 metų, UAB Visagino būstas vadovavo Vytautas Šlaustas. Formaliai jis pareigas ėjo laikinai, pakeitęs Erlandą Galagusą, kuris 2019 metais, laimėjęs mero rinkimus, paliko direktoriaus postą. Tačiau nepaisant laikino vadovo statuso, Vytautas Šlaustas tapo vienu ilgiausiai įmonei vadovavusiu direktoriumi. Net 7 metus atsakingai ir sąžiningai vadovavo dideliam savivaldybės įmonės kolektyvui. Šių metų sausį jis išėjo į pensiją, o 3 mėnesius laikinuoju vadovu buvo paskirtas Česlovas Mikšys. Visagino kultūros centrui iki 2025 metų pabaigos vadovavo Jurgita Skiotytė Norvaišienė, anksčiau dirbusi Vilniaus nacionalinio operos ir baleto teatro direktoriaus pavaduotoja. 2024 metų gruodį mero potvarkiu ji buvo paskirta laikina įstaigos vadove, pakeitusi Audronį Imbrasą, kuris centrui vadovavo nuo 2020 metų. 2023 metais jis laimėjo konkursą į Vilniaus senojo teatro vadovo pareigas, o 2024 metais tapo jo nuolatiniu direktoriumi ir daugiau nei metus faktiškai derino darbą 2 kultūros įstaigose Visagine ir Vilniuje. Abu buvę vadovai didžiąją laiko dalį kultūros centrui vadovavo nuotoliniu būdu. Galbūt naujosios direktorės Rasos Juškienės atėjimas iš kaimyninių Zarasų padės užbaigti nuotolinio vadovavimo iš Vilniaus praktiką. Balandžio 16 dieną įvyko 4. šiais metais tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 20 iš 25 narių. Dėl įvairių priežasčių šiame ketvirtadienio posėdėje nedalyvavo 5 tarybos nariai – Ilona Nekrošienė, Dalia Štraupaitė, Marija Agafonova, Boris Lukoškov ir Gintautas Dirvinis. Likę 20 tarybos narių dirbo darniai ir operatyviai. Visi 16 svarstytų klausimų buvo patvirtinti per 40 minučių. Vienu iš pirmųjų darbotvarkės klausimų taryba patvirtino kontrolės ir audito tarnybos praėjusių metų ataskaitą. Ją pristatė finansų skyriaus vedėjas Šarūnas Mogenis. Šiuo metu savivaldybės kontrolės tarnyba liko be vadovo. Iki tol jai vadovavęs Marius Kaminskas kovo 31 dieną pasitraukė iš pareigų. Tarp įvairių ūkinių ir organizacinių klausimų taryba taip pat nusprendė pakeisti narkotikų kontrolės komisijos pavadinimą. Nuo šiol ji vadinsis psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos komisija. Kaip nurodyta sprendimo projekto aiškinamajame rašte, psichoaktyviosios medžiagos tai medžiagos veikiančios centrinę nervų sistemą ir sukeliančios psichikos bei elgesio pokyčius. Joms priskiriamos narkotinės ir psichotropinės medžiagos, alkoholis, tabako ir nikotino gaminiai bei kitos priklausomybės sukeliančios medžiagos. Pasikeitė ir komisijos sudėtis. Vietoje 12 narių dabar ją sudaro 13 atstovų. Komisijos branduolį ir toliau sudaro administracijos, policijos ir socialinės srities atstovai. Padidėjo savivaldybės administracijos, taip pat švietimo, kultūros ir jaunimo politikos sričių atstovų skaičius. Tuo tarpu sumažėjo nevyriausybinių organizacijų atstovų. Komisijoje nebeliko socialinio pedagogo ir Raudonojo kryžiaus atstovo. Komisijos pirmininku išlieka tarybos narys Aurimas Gudas, jo pavaduotoju Dmitrij Ikonikov. Visaginas netrukus gali turėti dar vieną miestą partnerį. Miestų partnerių sąrašas gali pasipildyti Rumunijos energetikų miestu Černavodė. Balandžio 16 dieną vykusiame posėdėje Visagino savivaldybės taryba pritarė sprendimui inicijuoti partnerystės ryšių užmezgimą su dar vienu miestu – Černavodė, Rumunija, siekiant stiprinti tarptautinį miesto žinomumą. Kaip nurodoma sprendimo projekto aiškinamajame rašte, ši iniciatyva kilo Visagino delegacijai lankantis Bukarešte, kur bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasados Rumunijoje atstovais buvo suorganizuota išvyka į Černavodę ir susipažinta su savivaldybės veikla. Susitikimų metu buvo aptartos galimos bendradarbiavimo kryptis, pasidalyta patirtimi miestų vystymo, energetikos sektoriaus transformacijos srityse, taip pat svarstytos galimybės stiprinti ryšius kitose srityse.
XV amžiaus pradžioje įkurtas Černavodės miestas yra strategiškai svarbus Konstancos apskrities miestas, esantis prie Dunojaus upės ir Dunojaus Juodosios jūros kanalo sankirtos. Tai technologiškai pažangus regionas, kuriame veikia vienintelė Rumunijoje atominė elektrinė. 2007 metų duomenimis Černavodėje gyveno apie 19 000 gyventojų. Šiuo metu Visaginas yra užmezgęs partnerystės ryšius su 7 miestais – Zambru ir Linsbergu Varmijos Lenkija, Slavutičiumi Ukraina, Navojumi Uzbekistanas, Armavyru Armėnija, Kraslava ir Daugpiliu Latvija. Visaginai 500. Vardo istorija siekianti viduramžius. Balandžio 14 dieną Visagino miesto muziejuje įvyko ypatingas renginys – minėjimas, skirtas pirmojo rašytinio pavadinimo Visaginas paminėjimo 500 metų sukakčiai. Ši data atveria naują puslapį miesto istorijos suvokime, kuris, kaip paaiškėjo, siekia gerokai gilesnius laikus. Dar visai neseniai, 2025 metais, Visaginas minėjo savo 50-metį kaip jauniausias Lietuvos miestas. Ir štai naujas iš pirmo žvilgsnio netikėtas skaičius – 500 metų. Tačiau kalbame ne apie miesto amžių, o apie pirmąjį Visagino ežero pavadinimo paminėjimą, nuo kurio vėliau ir kilo miesto vardas. Istorinis dokumentas, kuriame pirmą kartą užfiksuotas šis pavadinimas, datuojamas 1526 metų balandžio 14 diena. Jis priklauso Vilniaus vaivadai ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleriui Albertui Goštautui. Šiame akte, susijusiame su Švenčiausios mergelės Marijos ir Šventos Onos bažnyčios įkūrimu Daugeliškyje, Visagino ežeras buvo perduotas bažnyčiai kartu su kitomis žemėmis ir turtu. Istorikai pažymi, kad šiaurinėje ežero pakrantėje egzistavo gyvenvietė Visagine. Dar 1938 metais čia buvo tik 7 namai ir apie 30 gyventojų. Dabartinis miestas savo pavadinimą gavo tik 1992 metais, perėmęs jį iš ežero, kuris tapo savotišku istorinio naujos miesto tapatybės pagrindu. Geologiniu požiūriu ežeras yra gerokai senesnis už savo pavadinimą. Jo amžius siekia apie 16 400 metų. Jis susiformavo paskutinioje ledynmečio pabaigoje. Taigi Visaginas tai ne tik jaunas miestas, bet ir teritorija turinti seną gamtinę istoriją. Po renginio mums pavyko pasikalbėti su Visagino muziejaus direktorė Viktorija Kazlienė, kuri pabrėžia šių sukakčių simboliškumą. Praėjusiais metais Visaginas minėjo 50-metį, o šiandien matome, kad Visaginui jau 500 metų. Kaip tai įmanoma? Iš tikrųjų, tai yra labai toksai smagus sutapimas. Mes ir pirmajame stende užrašėm Visaginui 500, taip nedrąsiai dar užrašėm su klaustuku. Ir daug žiūrovų atėjusių lankytojų muziejaus pastebėjo ir sakė, jūs padarėt klaidą. Mes sąmoningai padarėm klaidą, žinodami, kad praėjusiais metais Visaginas šventė 50 metų jubiliejų, o šiemet jau 500, irgi Visaginas, bet šiemet švenčia ežeras, o pernai šventė miestas. Tai ežeras Visaginas paminėtas 1526 metais balandžio 14 dieną rašytiniuose šaltiniuose. Pasak direktorės, muziejus dėjo daug pastangų, kad originalus dokumentas būtų pristatytas plačiajai visuomeniai. Tai irgi yra gražus sutapimas ir tai dar vienas toksai įrodymas, kad vardas ir gražus, ir senas, ir reikšmingas, ir tinkamas. Iš tiesų, šitas dokumentas, kurį mes čia pristatome šiandien, tą tikrąją 500 metų jubiliejaus dieną, yra saugomas Vilniaus universiteto bibliotekoje senųjų rankraščių skyriuje. Mums reikėjo pasistengti jį gauti, reikėjo kreiptis tinkamai į biblioteką. Jis buvo mūsų prašymų restauruotas, sutvirtintas, nes jam nesveika važinėti. Ypatingą dėmesį Viktorija Kazlienė skiria ir pavadinimo kilmei. Tai mes taip sugalvojome ir tikriausiai yra labai svarbu, kad muziejuje atsirastų tokių 500 metų senumo daiktas.
tai suteikia kažkokio solidumo ir suteikia tokio pamatinių vertybių pojūčio muziejui. Ir mes labai džiaugiamės, labai kviečiam ateiti, žiūrėti ir labai kviečiu įsidėmėti teisingą kirčiavimą, sakyti Visaginas, ne Visaginas ir ne Visaginas. Iš tikrųjų, 500 metų ta istorija, tai yra viduramžiai ir tai rodo, kad šita vieta buvo ir tada svarbi, tai yra baltiškas vardas. Toponimų tyrinėtojas Vidas Garliauskas pasakojo, kad jo tyrinėjimo duomenys rodo, kad šaknis gin, tas sandas gin yra sutinkamas tik čia apie Visaginą ir Baltarusijos teritorijoje, tiksliau Sėlių žemėse. Tai yra senas baltiškas pavadinimas ir labai gražus. Vardas yra kilęs nuo visa ginti, visa vandeniu gena, visa ką randa pakely. Geologas daktaras Jonas Atkūnas labai gražiai paaiškino geologiškai šito vardažodžio kilmę, nes priešingoje pusėje, negu yra pelkės ir Visagino upeliukas, yra šaltiniai maitinantis Visagino ežerą. Ir ežeras už tai atsinaujina, už tai labai švarus, gražus vanduo ir visą laiką iš šaltinių eina į tą upeliuką. Tai Visagena, kaip ir Maironio eilėraštį Trakų pilis, banga gena bangą. Tai pats gražiausias vardas, koks galėjo būti suteiktas miestui. Įdomu tai, kad pasak geologų ežerą maitina požeminiai šaltiniai, kurių vanduo teka per jį ir nuteka toliau į upelį. Ši gamtinė ypatybė galėjo turėti įtakos senovinio pavadinimo susiformavimui. Muziejaus direktorė taip pat kreipėsi į gyventojus, ragindama išlaikyti taisyklingą miesto pavadinimo tarimą. Šventinis renginys subūrė ne tik miesto gyventojus, bet ir progimnazijos Gerosios Vilties mokinius. 5-6 klasių mokinių sukurti piešiniai apie įsivaizduojamą Visagino ežero istoriją buvo eksponuojami miesto muziejuje ir tapo gražia 500 metų sukakties minėjimo dalimi. Ypatingą atmosferą sukūrė kontrabosininko Eugenijaus Kanevičiaus koncertas Ieškančiojo balsas. Kontraboso ir neįprasto pučiamojo instrumento garsai tarsi nukėlė klausytojus į tolimą praeitį. Laikus, kai dabartinio miesto vietoje plytėjo laukinė gamta. Sveikinimo žodį renginio dalyviams nuotoliniu būdu tarė rankraštį atradęs istorikas, daktaras Andrius Ričkovas, Visagino kilmės. Džiaugiuosi, kad šią progą Visagino miesto muziejus pasistengė, kad visi norintys galėtų prisiliesti prie šios istorijos. Priešai savo akis matote unikalų šaltinį. Tikėtina, kad retas iš jūsų galėtų jį perskaityti ir suprasti, kas ten yra parašyta. Visgi manau, kad tai unikali proga patiems atrasti Visaginą. Ne tik Visaginą pačiame rankraštyje, bet taip pat Visaginą, kuris yra integrali senosios, tuo pačiu ir dabartinės Lietuvos istorijos dalis. Kviečiu, kad šie metai jums būtų atradimų metais. Asmeniškai pasveikinti susirinkusiųjų atvyko vicemeras Vitalijus Besakirskas, tarybos nariai Ruzana Katininė ir Sergejus Kotovas, taip pat tarybos narė ir Seimo nario padėjėja Olga Mans, kuri perdavė Eugenijaus Šuklino sveikinimus ir įteikė simbolinį tortą 500 metų sukakčiai. Unikalus rankraštis Visagino miesto muziejuje bus eksponuojamas iki rugsėjo 22 dienos. Būtent šią dieną 1992 metais miestas Sniečkus oficialiai gavo Visagino pavadinimą, galutinai susiedamas savo šiuolaikinę istoriją su giliomis, dar viduramžiais siekiančiomis šaknimis. Taigi šiandien Visaginas tai ne tik jaunas miestas, bet ir vieta su turtingu istoriniu paveldu, kur praeitis ir dabartis persipina, kurdamos savitą tapatybę ir priklausimo ilgaamžiai istorijai jausmą.